Sveiki, labą dieną visiems. Šiandien noriu pristatyti labai trumpai jums savo santykių laboratoriją, kuri prasidės spalio mėnesį. Ir tokiu neilgu webinaru, kuris vadinasi "Kaipgi pakeisti savo blogus santykius šeimoje arba poroje nekeičiant partnerio". Ir taip pat galbūt atrodys keista, tačiau tam nereikia labai daug kažkokių stebuklingų dalykų, tačiau būtina kiekvieną dieną skirti bent 30 minučių. Niekas nedraudžia ir daugiau. Taigi, pradėkim trumpai apie tai, kągi aš galėčiau jums papasakoti. Pirmiausia, gal prisistatysiu tiesą. Kas mane seka, tai jau žinot, tačiau galbūt bus žiūrinčių ir pirmą kartą. Tai malonu susipažinti su gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė, šeimų ir porų konsultantė, psichoterapeutė, lektorė, 4 knygų autorė, 7 vaikų mama. Santuokoje su vyru Vaidotu esame jau 30 metų. Ir 7 metus su šeima gyvenu ir dirbu Prancūzijoje. Matot, kiek daug skaičių. Kas mėgsta skaičius. Taigi, ką aš šiandien trumpai norėčiau papasakoti, tai iš tiesų viskas apie santykius. Kas tai yra santykiai, kaip jie klostosi, kaip jie vystosi. Nes santykiai auga, jie keičiasi kiekvieną dieną ir turi savo dėsnius, vystymosi dėsnius. Kokie įrankiai padeda įveikti santykių krizės ir kasgi tas šeimos projektas labai trumpai. Toliau. Kasgi nutinka? Kadangi esu porų šeimų konsultantė jau daugybę metų ir pati gyvenu, kaip jau minėjau, šeimoje 30 metų santuokoje, tai be jokios abejonės stebiu ir pati patiriu, kaip santykiai vystosi, kaip jie keičiasi. Na, pavyzdžiui, dėl ko kreipiamės, ar ne, į pagalbos, į terapeutus, į šeimos konsultantus, į kitus dalykus. Tiesiog ieškom informacijos, kartais knygose, paskaitose, seminaruose, kas yra labai gerai šiais laikais. Tai dažniausiai dėl to, kad, na, pavyzdžiui, jau gyvenam 20 tai jau čia gal jau daugokai, bet 10, pradedant nuo 10 iki 15 metų kartu ir tarp mūsų nieko bendro. Išnyksta intymumas, nebėra sekso arba labai retai, nesutarėme dėl vaikų auklėjimo, jausmas, kad neturime bendrų interesų, nesinori leisti laiko kartu, neleidžiame jo kartu, nėra džiaugsmo, šeimoje lieka tik pareigos, darbas, buitis. Labai pastebime, kad dažnai konfliktuojame dėl smulkmenų. Ir dar toks jausmas tarsi baigėsi meilė. Kartais klientai atėję į konsultacijas, taip ir įvardina. Man atrodo, kad šitos santuokos laikas baigėsi arba mūsų santykių galiojimo laikas baigėsi, ar ne, kaip koks surūgęs pienas. Dar galite, kas žiūrite, parašyti komentaruose, pasidalinkit, kokios yra jūsų priežastys, tarkim, tų santykių pablogėjimo, ar ne? Kaip tai išspręsti? Trumpai, čia jeigu neišsiplečiant, kokie galėtų būti greitosios pagalbos būdai, tai sužinoti apie tuos dėsnius. Ir kaip jau minėjau, santykiai vystosi, kokiegi tie dėsniai, tam tikros taisyklės, kurios veikia mums nežinant. Dar trumpiau tariant, kas tai yra šeima ir kas jinai nėra. Nes mes kiekvienas turim savo supratimą, bet informacija objektyvi labai padeda. Tuomet, kaipgi dar išspręsti, tai naudoti mažiausiai 7 įrankius kasdieną bent po 30 minučių, jau minėjau, kad yra tokia galimybė, toks būdas patikrintas, tačiau vėlgi reikia sužinoti, kas tie įrankiai.
Na ir dar vienas labai geras dalykas yra parašyti savo šeimos projektą, tarkim, 5 metų perspektyvoje. Tai reiškia, kad kas 5 metus galima peržiūrėti, galima ir anksčiau, aišku, peržiūrėti, tačiau būtina žinoti, visgi turėti tuos bėgius į priekį, negyventi kaip išeis šiandien, ar ne, kaip bus taip. Taigi, tai kaip vystosi tie santykiai? Labai trumpai priminsiu, greičiausiai ta informacija jau daugumai yra girdėta, o jeigu negirdėta, tai priminsiu, kad esu parašiusi knygą Šeima komandinis žaidimas. Joje yra labai išsamiai papasakota apie santykių vystymosi dėsnius ir iš kelių pusių, iš sisteminės terapijos pusės ir iš dar keleto kitų mokslinių teorijų pusės. Ir taip pat su praktiniais pavyzdžiais, be jokios abejonės, ir su pasiūlymais, kaipgi galima būtų savo šeimoje patikrinti tą vystymąsi. Taigi priminsiu, pirmiausia, mes įsimylime. Tai ir vadinamas toks rožinių akinių periodas, galima prilyginti tokiam kaip ir alkiui, kada aš noriu susitikti, pamatyti tą žmogų, pasilgstu. Ir tas periodas, taip neoficialiai, galima sakyti, trunka 18 mėnesių. Vėliau jau keičiasi. Tas turi savo galiojimo laiką iš tiesų. Tuomet ateina per tos 1,5 metų toks tarsi pripratimas, pasisotinimas, jeigu dar labiau supaprastintumėm, tai metaforiškai atrodo, kai labai alkani, tai užkandi kažką ir jau nebe toks alkanas, valgyti gal dar ir gali kažką suvalgyti, bet jau nebėra to tokio jausmo, kad negaliu gyventi be to. Tai toks tarsi pasisotinimas ir tuomet ateina suvokimas, kad galiu būti ir be to žmogaus kažkiek, ir su juo, ir man ir taip yra gerai. Ir štai tas trečiasis periodas, tai yra vystymosi etapas, kuomet, jaučiamės tarsi persivalgę. Labai nemalonus jausmas, nesinori būti šalia, atrodo, kad ir kvėpuoja net per garsiai, nekalbant jau apie tai, kad viską daro ne taip. Ir tai būdinga ne tik moterims apie vyrus, bet vyrams apie moteris. Tuomet taip pat tai būdinga visiems santykiams, jų vystymuisi atsiranda toksai tarsi atstumimas ir kartu gali būti nuvertinimas. Man jisai netinka, man jinai netinka. Kodėl? Nes mūsų galvoje yra noras, kad kitas žmogus būtų toks pat kaip aš. Taip pat jaustųsi, taip to paties norėtų, viską darytų taip kaip aš. Tada atrodo, mums bus labai gerai, mes būsim abu laimingi. Deja, taip nutinka, kad iki šiol nematyti skirtumai, jie pradeda badyti akis. Ir aš su tuo nesu pasiruošęs susitaikyti. Tame trečiame periode tikrai labai dažnai ir kreipiamasi pagalbos, nes ateina noras bėgti iš santykių, juos nutraukti, pasidaro labai sunku, labai priklauso nuo asmenybės. Supraskime, kad mes visi labai skirtingi, turim panašumų, bet esam taip pat ir su skirtingais įgimtais temperamentais, su skirtingais įgytais charakterio bruožais, su skirtingais išsiugdytais įpročiais, tam tikra prasme su skirtingomis vertybėmis ir tam tikrais savo įsitikinimais. Todėl įvairios poros, įvairios šeimos elgiasi ir panašiai ir skirtingai. Tačiau dėsnis visiems galiojantis. Atsiranda tam tikra prasme persivalgymas ir noras turėti šalia savęs tokį patį, kaip aš esu, ir galvojimas, kad taip bus lengviau. Jeigu eikim toliau ir matykim, kaip santykiai vystosi, tai pagal dėsnius
ateina periodas, kai tuos skirtumus laikas priimti, tarsi praregėti ir nepamatyti, kad taip, jis ne toks, kaip aš noriu, jis kitoks, bet aš galiu gyventi, jis jį. Ir aš galiu su tokiu gyventi ir tų skirtumų priėmimas labai padeda praturtinti save kaip asmenybę. Na, mes juk keliaujame, ieškome naujų įspūdžių, ar ne? Juk yra taip, kad naujuose dalykuose slypi džiaugsmas. Tačiau santykiuose, paradoksalu, galbūt jaučiame baimę, galbūt nesame išmokę, nesakau, kad visi, bet tokia statistika, kad linkstame eiti tuo keliu, kuris tarsi mūsų nuomonė yra lengvesnis, kad tų skirtumų būtų kuo mažiau ir todėl, jeigu bus toks pats, tai bus lengva, gerai, laimingai. Galbūt, tačiau gyvenimas rodo kitaip ir priimti kito žmogaus skirtumus lygu priimti save. Save netobulą, save klystantį, save kažko nežinantį. Ir tame ir yra mūsų tas asmenybės augimas ir brandumas, brendimas, ar ne, gyvenant, einant per gyvenimą. Ir šis periodas vadintųsi kantrybė. Kantrybė ta prasme, ne tai, kad aš iškentėsiu, yra ir to žinoma, bet kantrybė ta prasme, kad aš galiu leisti kitam būti netobulu. Ir tai man yra priimtina. Aš galiu su tuo gyventi ir gyventi laimingai. Bet vėlgi apsuku atgal ir sakau, kad tai ir apie mane. Save taip pat turiu priimti klystantį, klaidas taisyti ir tik tuomet man bus įmanoma priimti kitus žmones netobulais. Taigi kantrybė, skirtumų priėmimas, tarsi praregėjimas. Noriu priminti, kad šioje santykių stadijoje, priešingai negu pirmoje rožinių akinių periode, ar ne, kai yra įsimylėjimas, aistra, daug emocijų, įvairių cheminių medžiagų daug gaminasi. Ketvirtame yra taip pat daug cheminių medžiagų, bet jos neteikia malonumo, nėra romantikos, tai yra toks kita pusė, kita medalio pusė, kuomet man tarsi reikia išbūti nelabai maloniai, tačiau mokymėsi, reiškia savo tų netobulumų priėmime ir kito skirtumų priėmime. Taigi, toks nelabai romantiškas periodas, kuris laimiai pereina į daug smagesnį, kuriame gimsta meilė. Tai yra 5. etapas ir jis vadinasi įsipareigojimų vykdymas. Vėlgi skamba nelabai romantiškai, tačiau mes suprantam, kad visas tas santykių vystymasis, nes statistiškai ir neįprastai visgi veda, jeigu mes esam poroje, šeimoje, tai kuriam bendrą ūkį, kažkokius bendrus interesus, vaikus ar ne, įsigyjame vaikų, kažkokių, nežinau, čia pavadinti nekilnojamo turto ar dar kažkokių įsipareigojimų. Ir va tie įsipareigojimai, nes kasgi yra vaikai ar ne, arba kas tai yra bendras ūkis, tai yra įsipareigojimai. Ir tuomet mes pradedam tuos įsipareigojimus vykdyti su malonumu, taip ar ne, ir pradžioje gal ne visai, bet tas mums suteikia atsakomybę, suteikia jėgos ir galios. Na ir čia tuo pačiu atsiranda meilė. Iki šiol jos tai kaip dar ir nebuvo, mes tarsi realiai, taip metaforiškai tariant, buvom įsimylėję save patį kitame žmoguje. Tikėjomės iš jo to paties, ar ne, kad jis bus toks pats kaip aš, toks pats gražus, geras, viską taip padarantis. Na, pasirodė realybė kitokia. Na štai 5. etapas ir jame jau gyvenimas atrodo visai neblogas. Ir jeigu mes neišleidžiam iš rankų ar ne savo
šitos laimės paukštės ir auginam meilę, o ne ją gniuždom kokiais nors būdais, nes mes turim visokių elgesio modelių, kuriais galime tai padaryti. Tai pereinam į draugystę, kuri yra dar malonesnė, ar ne, tai yra dar aukštesnis santykių vystymosi lygis. Ir tikrai visi suprantat, kad draugystėje jau slypi pasitikėjimas ir saugumas, ir tas vidinis saugumas, kai aš žinau, kad su tuo žmogum netgi ir susipykęs, nes susipykstam mes dėl to, kad mums kažkas nepatinka ir kažkas ne pagal mus, arba būnam nepatenkinę savo poreikių, arba įvairių dalykų, ar ne, peržengia mūsų asmeninės ribas ir taip toliau. Tačiau šitame etape mes jau žinome, kad tai netruks ilgai ir tai bus, nebus santykių nutraukimas kaip pasekmė, nes draugystė visuomet turi savyje pasitikėjimą, kad aš galiu būti su tuo žmogum ilgai ir aš žinau jį. Ir taip, čia neturi būti visai be emocijų, neturi būti visai be kažkokių tai santykių aiškinimuose, tačiau jau jausmas yra visiškai kitoks. Ir chemija kitokia. Tai va, ir galutinis tas etapas, į kurį mes visi einame, tai, kaip sakoma, gimstame tam, kad išmoktume mylėti, tai yra brandi meilė, kuri, iš tiesų, kaip yra sakoma šventuose raštuose, neteisia ir jinai yra nešališka, ar ne, tai yra tiesiog meilė, priėmimas. Ir tokios meilės mes visi esam patyrę ir kai užaugam, kai išeinam į gyvenimą atskirai iš savo pirminių šeimų, siekiame vėl ją užsiauginti savo viduje. Tai truputėlį išsiplėčiau, bet keliaukime toliau. Jau buvau paminėjus, kad tam visam išspręsti reikėtų sužinoti santykių dėsnius, kuriuos ką tik tai suvardinau, ir tokias kaip ir auksinės santykių taisyklės. Tai jos irgi yra 7 ir tai yra trumpai aš jums jas suvardinsiu. Visos šios taisyklės yra šioje knygoje išsamiai. Joms yra skirta po skyrių, su pavyzdžiais, su asmeniniais pavyzdžiais, su terapiniais pavyzdžiais, tai prašom, galite ten rasti. Taigi, skirkite vienas kitam laiko ir kuo dažniau pabūkite dviese. Nuolatos kalbėkite ir išklausykite vienas kitą. Čia apie pirma taisyklė, tai apie laiką kartu ir laiką atskirai, ar ne? Tai tas laikas kartu kaip formulė, tai yra 4 valandos per savaitę ir 24 valandos per mėnesį be vaikų ir be draugų. Jeigu antra taisyklė kalbėtis ir išklausyti, tai čia labai svarbu yra sužinoti savo kaip blogo klausytojo savybės ir įgyti gero klausytojo savybės ir taip pat efektyviai kalbėtis, tai irgi žinoti kada, kaip, kodėl, į kokius klausimus atsakyti ir kaip konflikto metu spręsti, išsakyti savo poreikius, ar ne, kad neužsipuolant kito, kad remiantis faktais. Toliau sužinokite savo partnerio meilės kalbą ir tai yra kaip jis geriausiai jaučiasi mylimas ir kalbėkite ją. Taip pat ir savo pridėčiau, žinoti būtų gerai ir tada jau galima apie tai diskutuoti ir mokytis vienas kito kalbų. Tai čia populiari teorija filosofijos mokslų daktaro, šeimų konsultanto, psichoterapeuto Gary'o Chapmano. Daugybė knygų yra pasaulyje, taip pat ir lietuvių kalba išleista apie 5 meilės kalbas. Kviečiu susipažinti, jeigu dar nežinote, o taip pat jos yra ir mano knygoje paminėtos. 4 taisyklė būtų pripažinti ir vertinti vienos kito skirtumus, tai jau minėjau, kas yra svarbu tam mūsų 4 etape, ir taisyklė netgi 4, tai pamatyti tuos skirtumus ir juos priimti. Ir dar geriau jais pasinaudoti. Taip pat mano knygoje yra apie tai.
5 taisyklė atleidimas, apie atleidimą, kuris turi tapti kasdieniu įpročiu. Tai 3 atleidimo žingsniai yra: 1, nustoti pykti; 2, neteisti. Jeigu nesat teisėjas ir negaunat už tai pinigų, tai nebūkit juo teisėju, ar ne? Teisme mes skirstom, kur nusikaltėliai, kur nenusikaltėliai, ar ne, o gyvenime neužsiimkim tuo. Ir trečias žingsnis atleidime yra: padarykite ką nors gero tam, kuris jūs nuskriaudė arba įžeidė, arba jūs įsižeidėte arba leidotės nuskriaudžiamas. Padarykite ką nors gero savo skriaudėjui. Tai čia mes kalbam apie partnerystėje mūsų nuolatinius susidūrimus, ar ne, ir kasdieninius atleidimus, kas yra būtina. Kitaip išauga ta vadinama siena iš nuoskaudų plytų. O per sieną mes negalim pasiekti vienas kito nei emociškai, nei fiziškai. Ir ką toliau? 6 taisyklė apie mūsų šeimas, iš kurių mes išėjome. Tai yra apie mūsų naujos šeimos, apie mūsų naujos sistemos, poros partnerystėje arba jau su vaikais ribas. Tai gerbkime savo tėvus, tačiau nesileiskime jų kontroliuojami. Tai yra labai svarbu. Ir to reikia mokytis neretai, ir čia jau reikia kalbėti apie hierarchinius santykius ir suprasti, kaipgi jie veikia. Na ir paskutinė taisyklė, kaip jau minėjau, kai išauga ta siena, nuoskaudų siena, mes prarandame intimumą ir jį labai svarbu atkurti. Tai neprarasti, tai žinoma reikia praktikuoti atleidimą ir pamatymą. Ir atkurti yra vėlgi labai daug būdų, tačiau tam reikia taip pat suprasti priešingos lyties ar ne ypatumus ir suvokimus, o kaipgi tas pačias meilės kalbas, daug dalykų. Tačiau vėlgi, kaip ir taisyklė, nuolat turim tuo rūpintis, neprarasti ir atkurti. Eikim toliau. Ir tas trečias būdas, kuriuo galime pakeisti savo santykius nekeičiant partnerio, tai yra turėti šeimos projektą. Visuomet šeima iš principo jau projektas, ar ne? Jau projektas, ir jeigu mes patiriame skyrybas, patiriame nusivylimą, santykiai nutraukiami, tai yra mūsų kaip projekto kūrėjo, kaip projekto vykdytojo, toks, pralaimėjimas, skaudus pralaimėjimas visgi. Nes šis projektas yra labai svarbus kiekvienam ir negalim to neigti. Santykiai iš esmės mums yra pirmoj vietoj gyvenime, nes turėdami gerus santykius su savo artimais žmonėmis, mes galim mėgautis visom kitom savo sėkmėm. Karjeros, garbės, finansiniam, įvairiais kitais dalykais, kuriuos kūrybiniam ar net ta kūrybinė sėkmė, tai ir kalbam apie palikimą pasauliui savo kažkokio pėdsako. Visa, ką mes veikiame savo gyvenime, galime mėgautis tik tuomet, kai turime gerus santykius, kai mūsų nevargina ištisinės emocinės audros, konfliktai, įvairūs nuoskaudos, baimės, kaltės jausmai. Tai tada ir turime kažkokią tai harmoningą savo būseną. Taigi, šeimos projektas, jeigu labai trumpai apie ką tai įsivaizduokit, kad yra namas ir turi 4 sienas. Dabar, aišku, gali būti namas ir įvairesnis, bet tarkim tokį standartinį keturkampį, tai 4 sienos, ir tai yra toks kaip toks pamatinis suvokimas, kas tai yra šeima, jos projektas. Tai pirmoji siena būtų žinojimas konkretus, kur ir kokie mano namai. Šitas projektas yra rašomas abiejų partnerių, pasiimam po tuščią baltą popieriaus lapą, ar galbūt jeigu tai būna kompiuterio ekranas ir dokumentas. Ir
surašom tą pirmąją sieną, kur noriu, kad būtų mano namai ir kokie tai namai. Kiekvienas rašom atskirai, vėliau derinsit. Tai čia kalbam apie mažiausiai 5 metus į priekį. Tada antroji siena, kokių papročių ir tradicijų noriu laikytis savo dabartinėje šeimoje, ar ne? Mes kalbam apie šią šeimą, kurią aš dabar turiu, šią partnerystę ir nekalbam apie savo išeitinę šeimą, nekalbam apie savo tėvų, bet naudojam tai, ką iš ten atsinešim. Ir išreiškiam pageidavimą arba, tokį, kaip čia pasakyti, poreikį, stiprų poreikį turėti kažkokias tradicijas ir papročius būtina. Apie tai būtina informuoti savo partnerį, nes neretai pamirštam arba tikimės, kad kitas žinos. Tai yra nerealu. Trečioji siena yra apie šeimos dydį, ar ne? Ar noriu ir kiek noriu vaikų, arba kažkokių, nežinau, dar kitų dalykų, gyvūnų, tarkim, ar ne, arba, tarkim, kažkoks tai, vėlgi, nežinau, ūkio formavimas kaip sistemos, šeimos kaip sistemos. Ta būtina aptarti. Čia faktas, kad kokius aš noriu savo šeimoje matyti. Ir ketvirtoji siena, tai yra mano profesinis augimas, mano profesinis tobulėjimas. Jeigu aš jau esu į šeimą atėjau su profesija, tai kągi aš toliau noriu su tuo daryti, ar jame būti ramiai, ar keisti profesiją, ar kažką šitoje pačioje profesinėje erdvėje plėsti, tobulinti. Visą tai būtina susirašyti, net jeigu man atrodo, kad aš nežinau, tai vis tiek parašyti bent jau, kad 5 metam į priekį nedarysiu nieko, jeigu, nežinau, nesugalvoju, arba leidžiu savo pasilieku sugalvoti šiuo metu, arba bent jau informuoti, ar esu patenkintas ar nepatenkintas savo esamą profesinę padėtim, pavyzdžiui. Tai tos 4 sienos jau yra pastatytos, kiekvienas partneris surašo savo, nenusižiūrinėja ir tuomet einam į namo vidų. O namo viduje labai daug reikalų, ir kaip suprantam, šeima yra ūkis ir ten visi šitie dalykai, visi ūkiniai dalykai yra labai aptartini, nes vėliau iš jų gimsta maži konfliktai, kurie apauga ir tampa neįveikiamomis uolomis ir taip pat sąlygoja santykių nutraukimą. Tiesiog neįtikėtinai absurdiškai skambantį dalyką, nes jau apauga, nežinau, įsižeidimais, nepagarba, nesupratimu, neišgirdimu, nepriėmimu, kaip kalbėjau, tame trečiame etape viskas ne taip, kaip aš įsivaizdavau, ne taip, kaip aš noriu ir apie tai nebuvo visiškai pasikalbėta, nes nebuvo galvota, kad reikia. Tai šitas projektas, jis tikrai labai išgelbėjo daug dalykų ir pasakysiu, kokie pagrindiniai, tai visgi susitarimai yra svarbus tam, kad aš pats savo kol kas rašydamas vienas užsirašau, kągi aš mėgstu daryti, kągi aš mėgčiau daryti šeimoje, pavyzdžiui, iš buities darbų, ar ne, tiesiog pažymėti, kas man patinka, aš mėgstu plauti indus ir aš labai visai plausiu, 5 metai į priekį aš sutinku pasirūpinti tais indais, ar ne, arba, pavyzdžiui, bet nuoširdžiai, arba, pavyzdžiui, norėčiau finansiškai prisidėti prie šeimos išlaikymo 50%, bet nedaugiau, įsivaizduoju, kad daugiau nenoriu, negaliu, šiuo metu man nepavyks, turiu kitų įsipareigojimų arba kažkas panašaus, tiesiog įvardinti, čia toks darbelis, reikia pagalvoti apie tai, aišku, kiek aš norėčiau. Arba įvardinti, kad noriu 100%, arba įvardinti, kad noriu 10%, pabandyti taip. Tuomet apie vaikų priežiūrą, jeigu jų yra ar ne, kas man patiktų daryti ir ką aš mielai daryčiau. Ir apie poilsio organizavimą, apie įvairūs smulkus darbelis, jeigu tai jau yra šeima, kuri susidūrusi su problemomis, tai jau labai aišku, apie ką reikia kalbėtis ir ką įvardinti. Bet dabar paminėjau, kad parašyti ar nesusirašyti, ką aš noriu daryti, bet būtina surašyti, kas man labai nepatinka, ar ne, ko aš
tarsi nenoriu, vis tiek tas reikalinga, bet nenoriu. Kodėl taip reikia daryti? Todėl, kad tas yra projektas, mes darom projektą ir paskui jį gyvendinam. Tai kai du partneriai surašo savo sritis mėgiamas ir nemėgiamas, tuomet susėdus kartu galima jau kalbėtis labai konkrečiai ir žiūrėti, gerai, mes abu mėgstam dirbti, tai tuomet reikės labai akivaizdu, kad suorganizuot kažkaip tai buities visą, ūkinį tą priežiūrą, ir ką tada su tuo darysim, gal samdysim kažką tai, gal perleisim, dalį pareigų seneliams, jeigu nenorim nieko įsileisti į savo erdvę šeimą, tuomet mes einam link susitarimo, kad abu darysim dalykus, kurie mums nepatinka, bet jie yra būtini. Tai žiūrėkit, kodėl šitas projektas turi sėkmę, todėl kad aš savo noru susitariu su partneriu, kad taip mes darysim. Žinau, kad ir man nepatinka, žinau, kad tau nepatinka, tu žinai, kad man nepatinka, todėl mes gerbėm vienas kitą, ar ne, ir neturim lūkesčių, kad kažkas padarys, nes gal jam patinka. Nes kas dažniausiai būna šeimose, kad aš įsivaizduoju, aš, pavyzdžiui, nepasakau, kad man nepatinka, o kitas mano partneris įsivaizduoja, kad man visai patinka, nes aš visada darau ir nieko apie tai nekalbu, kad nepatinka. Mano viduje auga nepasitenkinimas, kad kitas nedaro, nes aš visą laiką darau, kodėl aš viena, bet niekada nepasakiau, kad man tas nepatinka, ar ne, kad ir galima galvoti, kad man visai patinka. Todėl tie įvardinimai, ko aš imsiuos, kas man patinka, nepamirškim, kad nedarom to visam gyvenimui, visgi 5 metai čia jau yra toks kaip ir maks periodas, kurio metu galima koreguoti, bet taip pat kažkiek laikytis ir po to pakeisti, nes jeigu aš noriu dabar rūpintis, tarkim, ten vaikščioti į vaikų tėvų susirinkimus, tai galbūt man per 5 metus tas taip įgris, kad aš sakysiu, žinai, keičiamės, dabar tu eik, aš jau pabuvau, man faina buvo, bet dabar nebenoriu, o jeigu ir tu nenori, tai tada kažkaip dalinkimės bent jau. Čia toks kaip pavyzdys, bet apie viską taip reikėtų ir bendrauti, ta prasme, tai būtų visiškai civilizuotai vesti ūkį, ar ne, kur ūkiniai dalykai ir priveda prie mūsų santykių griuvimo labai dažnai. Šeima yra ūkis. Bėgam toliau ir toks klausimas, kurį aš jau uždaviau iš pat pradžių, ar ne, o kasgi norit jau šiandien pradėti kitokius santykius savo partnerystėje ir naudoti tą jau išmėgintą, atidirbtą sistemą, kurią jau suvardinau, ar ne, tai yra grįžkim atgal ir pažiūrėkim. Tai yra žinojimas, kaipgi santykiai vystosi konkrečiai, žinojimas taisyklių vystymosi taisyklių, tiesiog santykių ir santokos taisyklių ir žinojimas ir sudarimas šeimos projektų. Tai yra 3. Ir tuose 3 yra labai, labai, labai daug visko išsmulkinta. Dar kartą priminsiu šitoje knygoje apie tai. Ir tai yra galimybė visą tai sužinoti ir pasitreniruoti ir pasimokyti praktiškai santykių laboratorijoje poroms. Tai yra 10 užsiėmimų. 10 užsiėmimų, kurių metu jūs ir sužinosite išsamiau tas 7 auksinės santykių taisyklės, jos galioja visuose santykiuose. Pasitikrinsite, ar kai kurias jau taikote, kaip tai darote savo asmeniniuose santykiuose. Išmoksite bent vieną naują būdą, kaipgi elgtis kitaip. Nes, kaip sakoma, jeigu noriu gyventi kitaip, reikia kažką daryti kitaip. Ir šioje laboratorijoje užsiėmimų metu, tai jūs padarysite tai, išmėginsite, bus užduotis. Kitų žaidėjų asmenyse be jokios abejonės pamatysite save. Ir pamatysite per jų elgesį, per jų situacijas, per jų sėkmes ir nesėkmes. Visų 7 taisyklių taikymas bus patikrintas, ar ne? Įgysite unikalią patirtį dirbdami komandoje.
o komanda tai yra visi dalyviai, nes visi dalyviai dirba vienas kitam, pasakodami, atskleisdami, prisipažindami, išjausdami, išreikšdami emocijas, dirbam ir savo, ir kitiems. Ir taip pat galima bus atsakyti į kažkokį labai senai arba naujai atsiradusį klausimą, kaipgi išspręsti tą užstrigimą santykiuose, savo asmeninius santykius. Ta tokia bus galimybė, nes grupė yra uždara, yra formuojamos 2 grupės, galimybė yra 2 grupėms susirinkti, vienoje grupėje 7 poros. Aš dabar galvoju, kur čia turiu tuos savo, nes bus tos 7 taisyklės ir tos 7 išsitrauksit, 7 kortelės spalvotos, viena pora išsitrauks po taisyklę ir ją pristatinės. Ir taip su visom 7 susipažinsim labai praktiškai. Dirbsim vieni kitiem. Tai yra online grupė, tai nėra fiziškai susirinkti, tai todėl galima būti įvairiose šalyse, įvairiose miestuose, jums patogiu būdu. Be abejo, laiką skirti šiems dalykams tenka, bet tai yra mūsų prioritetai, ar ne? Jeigu man tuo metu aš patiriu nelabai gerus santykius, tačiau negaliu, man laikas, aš turiu dirbti, aš turiu ten, ar ne, tai viskas aišku, tada su prioritetais šiandien neturim jokių problemų. Ateina dirbti tie, kuriems svarbiau kažkas. Tai reiškia, renkamės santykius ir einam, investuojam savo laiką, savo pinigus, būtent į galimybę tuos santykius pakeisti, o jinai yra labai reali, yra patikrinta praktikoje, ne teorinė. Tikrai, patikėkit, jau tikrai yra šią laboratoriją praėję nemažai porų ir nėra blogo rezultato, yra rezultatas. Tai įvairaus intensyvumo priklausomai nuo investavimosi savo pastangų. Taigi, visų 10 susitikimų kaina porai yra 200 eurų realiai, tai yra 10 savaičių ir žmogui tai yra investicija 100 eurų. Pagalvokit, ką jūs už 100 eurų galit gyvenime nuveikti ir pagalvokit, ar norit padaryti tokią investiciją. Tada reikėtų registruotis. Šiais metais iki naujų metų renkamos 2 grupės. Dar priminsiu. Tik 14 porų šis pasiūlymas galioja, po naujų metų vėl žiūrėsim, kaip seksis, galbūt bus, galbūt nebus, nežinau dar tiksliai. Tada registracija yra info.urimadilienė.com, sutarsim būtinai tokį susipažinimo trumpą pokalbį, nemokamas, kuriame galėsite užduoti visus savo rūpimus klausimus. Tai irgi reikės suderinti laiką, nes jūsų daug, o aš viena. Ir dovana. Dovana, kaip visuomet, mėgstam dovanas, privati praktika, mano 3 knyga. 3 knyga, 5 istorijos, 4 klientų istorijos, išgalvotų personažų iš tikrųjų, bet jų lūpomis kalba mano privačios praktikos istorijos, kurios buvo sėkmingos, be abejo, ir tai yra įkvepiančiai. Tai yra įkvepianti praktika. Tai tą dovaną gausit, jeigu užsiregistruosit, dabar čia žiūriu, per 2 savaitės. Per 2 savaitės tai lauksiu labai registracijos ir mokestis registracijos patvirtinimo yra 50 eurų, kuris bus įskaičiuotas į tos 200, nereikės mokėti papildomai. Tai liksim tik 150 tuomet, kai jau būsit užsiregistravę ir gausite dovaną. Taigi, ir dar, ką aš dar čia jums norėjau pasakyti, čia mes su vyru prieš 10 metų, o čia dabar. Ir
kad iš tiesų sėkmingi tarpusavio santykiai galimi ne todėl, kad žmonės gerai sutarė iš pat pradžių tarpusavėje, ar ne, iš pat pradžių sutarėm, bet paskui nelabai, bet todėl, kad jie atkakliai ir kantriai nugali tuos sunkius momentus. Tuos sunkius momentus, kai tarpusavėje nesutarė. Net atkaklumas ir kantrybė padeda praeiti tuos nesutarimo momentus, nemalonius momentus, nepabėgti. Ir tam yra tikrai patikrintos priemonės, patikrinti būdai. Nėra jie sunkus 30 minučių per dieną, bet juos reikia žinoti, juos reikia taikyti, reikia tikėti ar ne savimi ir tokį palaikymą šioje santykių laboratorijoje aš jums ir pažadu. Taigi ačiū už dėmesį, dar paskutinę minutę dar noriu pareklamuoti jau dabar savo naujausią knygą Gyvenimas su vaikais. Rugsėjo 15 dieną Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje. Ateikite, susitiksim gyvai. Aš atvažiuosiu iš Prancūzijos ir būsiu, knygos pristatyme bus labai smagus diskusija su specialistais tarp mamų, tėvų ir specialistų apie gyvenimą su vaikais. Galima bus įsigyti knygą su autografu, jeigu pageidausite. Taigi labai laukiu rugsėjo 15-18:30. Mano paskyroje rasite, manau, įvykio renginio nuorodą. Mažvydo biblioteka yra sukūrusi renginį. Tai tiek. Dėkoju visiems už dėmesį ir iki susitikimų virtualiai arba gyvai. Viso geriausio.